ten Pronskio, ką ten numetė po krūmais. Paėmė viską, tėvelis kada grįžta iš darbo. Radio Show. Kad po to su ta chemijos praktikantė vyrukai nejuokaukit per daug, nes girdėjau, kad tėvelis jos irgi ten viską. Ir būkite atsargus po mokyklos, kai einat, žinokit, ir saugumo departamentas mumi prižiūri. Pronsko, girdėjai? Užgesink tą bičiuoką į sieną ir nerašyk šito, jau rašai anksčiau. Visi žino, kad... Mokinys, padėk akmenį. Klausyk, baigęs į pamokas, negali žmogus namo nueiti. Žiūrėk, kaip tarakonai visi aplink mokyklą šakinėja. 3 galas, tai jolki-palki langai visi išdaužyti. Tai klausykit, tai kur jūs eisite, geležinkelius tiesti, į bamą statyti, mes statėm bamą, mumi. A jumi kur eisite, į krašto apsaugą, ne, kareivėliai Lietuvos. Nuvalyk, sakiau, ką parašai ten. Ir kai uostai amfetaminą, tai prisidėk, ką nemoki, duok parodysiu. Sveiki, čia mūsų laida. Praėjusios mūsų laidos atsiliepimai pasiekė jau mus. Todėl ruošiamės vėl padaryti žurnalistinį tyrimą, kaip sakant, ir pažvelgti dar į vieną problemą iš arčiau. Nauja mūsų laida nežada vėl nieko gero, tik tai pažiūrėsime tai, dar į vieną skaudančią mūsų žaizdą, mūsų visuomenėje, tai yra mokykla. Gerai, kad atvažiavot viską. Visų pirma, aš vadovauju mokyklai ne 20 metų, o 68 metus. Kam tai gali pasirodyti keista, aš dėjau skersą, būsiu atviras direktorius. Gyvenu neblogai, pasižiūrėsit patys, apsižvalgysit po mūsų mokyklą. Ir visi taškai ant raidžių, kur ten jį ar kaip tai bus sudėti. Pasikalbėsit su kolektyvu mūsų darbuotojais, mokiniai, tėveliai, susirinkimas, šimtadienis, kiti visi ir suprasit galutinai, kažkur kame šuo yra užkastas. Ponas direktor, bet mūsų kūrybinė grupė paskambino ir pasiūlėte atvažiuoti ne vien dėl to, kad čia viskas yra pas jūs jau mokyklai, taip jau ir gerai. O kam dabar gerai? Pažiūrėk, pas ką pas žurnalistas esi, neskaitai Vidūno raštus, neskaitai. Pas Vidūną yra tiesiai šviesiai parašyta. Kam namie, kur obelis obuolį metan į šoną, tai ten urodas gimšta, o taip ir parašyta, juodu pabėlamu. Tai atvažiuoja ir pasimatai, kad pas mumi mokykloje ne viskas taip gerai yra, pabendrausi pas žurnalistas su dėstytojais ir už tos, kaip sakyt, 600 ar 500 litų nieks dirbti nenori. Ir streikas visiems ant liežuvio galiuko sukasi, bet vieną kartą, kai apsisuks, tai bus kaip pas Žemaitę. Apsisuks skerso 360 laipsnių ir į subinę. Na, kągi, mūsų kūrybinė grupė, taip sakant, ir nusprendė pasižvalgyti po radio šou mokyklos koridorius ir kabinetus. Čia noriu pristatyti mokytojas Česlavas, lietuvių kalbos ir chemijos mokytojas, tas pats iš aš. Tai kaip sakant, lietuvių kalbos tai sekėsi mokyti neblogai. Žinot, lietuvių kalba jį visą laiką žino. Ir prie ruskio okupacinės... Aš taip pasakysiu, kai mes pradedam, atsiprašau kolega, kai pradedam rugsėjo 1, tai būna visada taikos pamoka būdavo dabar lietuvių kalbos pamoka. Lietuvių kalba yra antroji vietoj po italų ar ten kruatų, net nepamenu. Tai klausykit, tai pradėdavom taikos pamoką, žinot. Tai per tą taikos pamoką aš mokydavau visus moksleivius, kad padeklamuotų eilėraštuk. Ateina tokie gražūs pirmokai, tai aš visą laiką jos mokiau, žinot, visokių Lenino eilėraščių, kur būdavo tokias eilė. Bet to, kaip lietuviškos, tai aš greit persitvarkiau. Kai Gorbačiovas paskelbė perestroiką, tai Leninas pro langą skrido ir pakabinau Gėtės tokį, kas aukso žybą pavirsi nieką, o tikras menas, amžiaus pasilieka vaikai. Vaklu. Aš atsimenu, pas Česlavą ateidavo į kabinetą, tiesiog paskaityti užžo, žinot, žurnalistas, kai skaitai šiaip kokį sakinį, tai bala jo nematė, pofik ten, kai sakyti. Kai matai, kai aukso žyba, kaip ten sakei? Pavirši nieką. Pavirši nieką, vat Gėtė, Čechovas, viską, tai kaip tai kitai. O pas mus mokinukai tokie iniciatyvus, tai
parašė ant sienos prie durų, verkia duonelę tinginio valgoma. Aš mumi tai buvo toks, reiškia, mokykloje mokinys, kurį po to išsiuntėm į Mimo, į Maskvą studijuoti. Maskovskį institut международных отношений. Labai protingas buvo berniukas, tai jis pajokavo tualete, parašė ant sienos mergaičių tualete, здесь русский дух, здесь русский пахнет. Tai visa mokykla juokėsi. Nu, bet, kaip sakant, saugumas tuo metu atvažiavo, labai tikrino visas bylas. Aš tau dantis išmušo su Visas koja. mokytų, taip atsimenu, kaip aš Smetonos. Ponas direktoriau, šitoj mokykloje vis tiek, kad ir nepaisant sunkios padėties atsiranda tų tokių apleistų veiklos barų, kaip užklasinė veikla. Taip, jeigu anksčiau būdavo raspliunut, sako rusai, surinkai klasę viską, ten, reiškia, pavasaris trimestras išvestas, signalinis, nenuvažiavai į Kauną, parodė funikulierių ir tvarkoju, atlikai darbą. O dabar taip nėra, prisikūrė tų skautų, upėjių, čia žinot, kaip pas Stanislavskį, ten kelyje pagavo kelią, visažinis prie upelio, nu, nesvarbu. Tai va, o dabar, žinot, tie upeiviai, nu gerai, anksčiau mes taip mokytojų kambarį susėsdavom, visi pajuokaudom, ten kas iš arbandinuko konjaką įpildavo, viską būdavo, viskas gerai. Ir mes tos pionierius taip pidarasikai vadindavom, jie būdavo toks protestas mūsų, reiškia, inteligentijos prieš visą tą sistemą, žinot. A dabar kas? Tie skautai, nu eini į mišką, su jais ten kur nors Lastynuose, prie dujų stoties, ar kur bet kur, nu eini. Tie skautai upėtakiai, reiškia, žygeiviai, tai ką jie daro? 15 metų berniukas neužtempė 14 metų mergaitę į palapinę savo skautišką ir išprievartavo. Išlenda iš palapinės mergaitė, laiminga 14 metų. Tėvai pamatytų grabė apsivežtų. Pas mergaitę ten koks tai veidas suprakaitavęs mergaitė laiminga. O uždrausta vaišių paragavo, su tokiais ir tvarkykis. A pas mum į mokyklą, pasakysiu atvirai, 80% personalo mokytojai serga venieriniam lygom ir ką aš galiu padaryti. Nu ką ir aš galiu prisidėti prie šito pasakojimo. Buvom vieną kartą su moksleiviais išėję šitą išuošiam į Anykščių šilelį visus parodė. Anykščių šilelį, teisingai. Nu parodykit moksleiviai. Tai nespėjau sužiūrėti, toj klausė, kur alus, degtinė parduodama, nu ką aš vienas mokytojas, sakys, priviso šitų reperių, šitų reiverių, reiverių, tarpusavį, kas sukontroliuos, mokykla sukontroliuos, nieks nesukontroliuos. Aš daugiau pasakysiu. Mumi mokytojai kaip pas Čechovą, kur 3 dėdės Vanios buvo. Buvo ir nepražuvo. Tai mumi, pavyzdžiui, dabar šitas vos nepasakiau gydytojas iš praeitos laidos. Iš tikrųjų, mokytojas Česlovas, chemijos mokytojas. Kas dedasi per chemijos pamokas? Prašau, kolega. Nu gerai, aš papasakosiu gerai, nes tuo metu dirbu dar ir medicinos punkte. Šitą mokyklos, kur mokiniai su temperatūrom nori nusimuliuoti. Va, kur pieštukus valgo. Nieko neatleidžiu, jūs trinkite šitas termometrus į kelnes, radiatorių laikykit. Mokiniai manęs jau neapgas. Nu, bet aš noriu papasakoti apie chemiją. Buvo toks laboratorinis darbas, kaip šitas druska užpilus metalų ir drukštim. Metaksa? Nu, tai dabar žiūriu mokinių darbus, kaip sakant. Ir vienas toks mokinys man labai įtartinas. Žiūriu, ką jis man... Tai patikrinam formulę, po to nuėmėm ekspertizę, tai nepagamintas, kaip sakant, nepabandytas amfetamino mišinys. Nu, mat ką mokiniai daro, va, o mus kaltina mokytojai neprižiūri, nu. Mokytojas pasakysiu taip, čia kaip... Mūsų mokyklose jau daromas ekstazi, va. Neslėpkim, nepabijokim to žodžio. Gerai vežantis. Gerai. Neblogas. Panas direktoriau, kaip sakant, mokykla tarsi obolys, kuris kirminų varpomas, serga tam tikromis ligomis, bet ne vien dėl